ką, sveiki. Gera diena šiandien, šilta. Saulė šviečia, biškį pašalį, -2. Važiuosime parsivežti malkų. Tų, kur neišverčiu, da važiuosiu čia savo kainą parsivešiu. Nes pas mane dabar ten irgi atsileidi. Nesinori važiuoti ant rinkelių, kai jau nepašalį. Gali likti vėžas. Nes dabar pakeltas biškį nuo drėgmės. Vanduo vis tiek tirpsta, pabėga po apačią ir pakelia jis. Paskui grįžti šitą vietą, jau yra buvę. Tai va, važiuoju, pasiėmu traktorių, važiuosime, žiūrėsime, kad toliau, kad lik mišką palikti. Gal palieksime, nes čia, žinau, žiūriu biškį sniegą, gal jau tirpa da mažiau, gal lengviau važiuos per sniegų. Arba kaip jau dėsma, tai lyg aš jų priekabų. Per pyrat kokiam. Būtų gerai, ne? Norėtumėt. Na tai matysime, žiūrėsime. Nu ką, malkas vietoje važiuojam. Patraukiam kadį, o ten kažkur kadžio vietoj bandysim apilt. Nu ką, bandysim va čionai pataikyti tarp eglių ir malkinės. Tinai kažkur galvoju pilt. Biškį tą priekabą reikia patraukti. Medžio bitės. Gal gerai neužsivers. Dabar reikia bandyti čia pataikyti. Vartelių neišvertėm, viskas gerai, bet va stogas nuvertėm ant šitų. Nes stogas, sniegas. Alio. Gerai. Tvarkoj.
Nu, gal čianai bus gerai. Gal dar biškį atgal. Nebyra. Nu, da kelias lyga, to išmesma. Nu, va, tokia krūvytė gavas. Normaliai. Pirmas reisas tiek gavas, da gal vienas įveši čia. Žiemai užteks. Šiemet labai daug suskuriama. Tokia žiema. Gerai, žiūrėjom toliau. Užpyliau tepalą dar biškį varnelą pasiėmiau. Jau ant pabaigų benziną taisočiai. Bandam, žiūrėsime, kas bus šiandien. Ai, gal šiupelį pasimti. Gali reikti dar pakasti. Nu dabar tai turim visko. Trosas nebent pasimti, gal nereiks. Išvažiuosime. Reiks saglas šiemet apsigenėt, nes jau vos betelpu. Viršūnės reiks nugenėt, laukia nemažai darbo. Nu ką, atvykam vėl. Šiandien planas, galvoju, biškį ten varau pasikrausiu, kur yra sniega. Ir paskui va čia grįždamas prie kelio sustosiu.
Va tokias tasus pjausiu, lemba toli nešios. Nu, ten neprivažiuosim. Nu, koks skirtumas, panešiosim. Ir čia biškį pasikrausiu da. Kažkaip taip. Žiūrės, gal naujas vėžas reikia darytis, nes dabar žiūriu nutirpi. Vidurys sniega jau taip. Jeigu atleis pievų, irgi nebus gerai, buksuos. Nuvažiuojam, pažiūrėsime. Arba liks priekaba šiandien čia, arba išvažiuosime. Svarbu traktorius nepasliktų, tai atsikabins. Arba reiks išverst, matai čia. Visokių scenarijų. Ką tu žinai, kaip jau bus, tai bus. Nebandysi, nežinosi. Nu va, čia tai nutirpa papraeitų buksavimų. Čia jau turėtų eiti, aš galvoju. Dabar jau išvažiuosi, manau. Eik, tas saučia. Bam, bam, bam. Labai nelygus išvažiavimas, reiks pasilyginti. Čia gal namelį reik medį padaryti tarp šitų dviejų beržų. Nežinau, matysim. Važiuoju, kas čia ir, sakau, priekis nebevara. Tai kas buvo? Pamečiau kišenį, škrita. Nu, tai reiks varžtus įdėti dabar. Kaip ant čia iškrita. Kaip ant čia iškrita. Tai va, sakau, be priekio tiltą, tai be šansų. Paskui žiūriu, kaištelė nėra. Blema, galvau, ten paršiukį nebedajungia, kas čia yra. Nu, nieko, turiu varžtų, tuo įsidėsiu. Kaip taip iškrytant, aš nežinau. Tai va, gerai, kai MTZ, tai va, jau čia tai visada varžtų reikia turėti. Gal šitas tiks. Šitas toks pavargis. Na, bet čia svarbu. Svarbu dabar atlaikytų. Reiks virti nupirkti. Tada varžtis, tada išeina kaištis kažkoks pasidaryti. Originalas neatlaikė. Ai, ką gerą, nėra geriau originalą. Sudėjai originalų kardanų be visų šitų bairių. Čia jau šitas guolis pradės klebėti kažkada. Na, užtenka šitą, gerai. Gal nepamėsiu, kol biškį paveršti reikia 19 roktą, 19 roktą. Eiktų iš kartą varą. Nu va, dabar gerai. Čia gaunas nebus gal šlapį. Šiaip aš nežinau, gal va čia reikia varyti susirinkti malkas. Gal pabandyti apsukti ratukas, pasidaryti vėžas. Kažkaip taip.
Nu, atsikabinu priekabų, biški vėžės, pasidarysiu su traktoriu. Dabar sušalė čianai. O va čia pakraščiu kažkur bandyti reikia parasimint biški. Gal gerai bus? Nu va, vėžas yra, priskabinam, turėtų eiti. Va, atvažiau dar vienon vieton. Čia irgi radau medžių, tokių pavirtusių. Yra pilna, čia nereikia tik apvažinėti, apsižiūrėti visur. Tai va, kuda? Tai va, ką dar sulaukiau nemažai komentarų, kad reikia svorio Belarusui. Šiaip jo, reikia. Žinau, kad reikia, bet aš dar kol kas neperku, yra pirkti 500 eurų panašiai. Neperku, nes dar sprendžiu, kas čia bus, nes tikriausiai galimai bus frontalinis krautuvas ant jo, tai tada nereikia to svorio, kam jį pirkti. Bet yra ir antras scenarius, sakant, antras variantas tikriausiai bus traktorius. Kitas traktorius iš karto su frontaliniu. Jeigu bus kitas su frontaliniu, tai tada šitam nupirksim svorius. Jeigu tas kitas bus be frontalinė, arba jo nebus, bet greičiausiai bus, tada ant šitą bus frontalinis. Arba ant to, žiūrėsim, tada spręsim, ant kurio dėti. Nu, vien žodžiu, čia keli variantai, arba ant šitą frontalinis, arba kitas iškart su frontaliniu, arba ant kažkurio dėsim. Tai va, ir tada matysim, ar šitam uždėsim, svoris nedėsim. Aišku, jeigu reiks kokis lėkštas priskabinti, ar ant galą kažkas, tai ten jau jam reikia svorį būtinai. Kaip sakant, pilnai suprantu, kad svorių reikia, šitą tai tikrai suprantu ir reikia jam svorių. Tai va, tik tai kol kas dėl to ir neperku, nes, sakau, matysim, kas čia bus su juo. Tai va, gerai, kūta, dliau, einu, renku malkas. Dabar tai, kur sušalį vėžės, praeitą kartą, tai dabar lengvai važiuoja per tas vėžės, per naujas sunkiau. O kur senas jau sušalį, tai labai gerai. Kitas dalykas irgi, sakė, reikia pasikelti dišlių, kai tempi. Irgi šitų žinau dalykų, kad reikia, bet aš dabar ant kablio prisikabinęs, tai, nu, būtų ant šlaunų, tai jo, pasikeltum dišlių. Bet nesmė čia, kaip sakant, važiuoja ir šitaip. Nieka tokia. Patogu ant kablio, man nežinau, naudoju aš. Tempiam grandinį, biškį pagalandam. Pjasnu toliau, supilam benziną. Tepalą.
Čia tasgi beržo grybas, ne? Čiaga, ar kokia ten? Kušigavas normaliai vėl. Čia da tokių smarkių yra biškių, tai sumetam varam toliau. Metų labai gerai matas, galima skaičiuoti. Eik, tu čia važiuoji visur, tu malkų privirti. Pilna, tik tvarkyti reikia. Nu, 3 valandas šiandienos darbai baigti. Prikroviau panašiai, gal čiūčių daugiau nei praeitų kartą. Dabar lygiai su likbortais biški išlindi. Nu, mėginsime išvažiuoti. Galvoju, kad išvažiuosime lengvai šį kartą. Tai va, tokia ta dienelė. Šitas reiktų sutvarkyti, bet kas iš jo bus, nežinau. Nu, mėginam, kas bus, tas bus. Va tiek va malko. Čia 8 tonų jungiau per didelis. Važiuojam mažiau. Eik tu šitų kartą lengvai. Varyčiau naujom vežom, va ten tai būtų sunku, bet dabar kai sumintas vėžas gerai. Nežinau, padėsiu kamerų gal ant kelią. Įdomiau, a ne, pažiūrėsim, ar užšoksiu ar ne. Gal užšoksim lengvai. Nu, čia kažkur padėsiu. Nu, dabar matau, kad yra 8% kameras, tai viskas būt gerai. Ant džonserio, šitai. Opa, kameryti. Svarbu nenuvirsta, aišku. Gal nenuvirsta, šitai, ne? Išmatas kelias. Va, šitaip, bandam.
Eik, tu net nejautė, tu matai. Kur reiškia šlapias sniegas. Čia dar buvo užtumdyta, kaip valytas kelias, šitai va. Toks buvo užtumtas, čia su traktoriu sumyniau, praeitų kartą sumyniau. Bet tai, kaip sėda, tai sėda buvo iki pačiasnė, bet tai čia va, jakai. Galima bus kraut daugiau. Tai va, tai kelias, tik tai va, pažliugis, tai... Tai, va, rytoj pašals, vėl rytoj atvažiuosim. Gerai, dėkui, kad žiūrėjote ir iki kitų video. Va, rankas kokias, oranžinės, alksnė. Gerai, iki.